Sveiki, mano vardas Hubertas ir kviečiu Jūs pasižiūrėti vieną vaizdo įrašą apie Libralures ženklo masalus. Pradėkime. Šiandienos medžiagoje norėčiau Jums pristatyti ir pademonstruoti Dingworm masalą. Dingworm pateikiamas būtent tokiose pakuotėse. Priklausomai nuo dydžio, nes čia turime dvi dydžio versijas – 70 ir 80 mm, jų atitinkamai yra 15 ir 12 vienetų tokiame indėlyje. Iš karto pradžioje verta paminėti, kad tokiame indėlyje be mūsų masalų rasite ir aromatų. Šiuo metu turime 4 kvapų versijas – bekvapį, sūrio, krylio ir česnako aromatus. Išėmus masalą iš indėlio gausime būtent tokį kirminą. Atkreipkite dėmesį į šias detalės. Čia turime specialų įdubimą, kuris nurodo vietą, kur verta perverti kabliuką. Rekomenduojame naudoti santykinai siauresnius streamer tipo kabliukus, kad masalas būtų gražiau pateiktas, bet svarbiausia, kad efektyviai užkibtų žuvis. Šie kabliukai neturi būti ilgi, nes pastebėkite, šis masalas be vargo gražiai susilanksto, o tai dar aiškiau pamatysite, kai jis bus naudojamas akvariume, čia į vandenyje. Dingworm, kaip ir visi Trout serijos masalai, yra gaminamas 20 patikrintų žuvį viliojančių spalvų, todėl galime rinktis tiek ryškesnius atspalvius, tiek ir artimus natūralaus kirmino spalvai. Kiekvienas Trout serijos masalas, taip pat ir Dingworm, pagamintas iš specialios medžiagos. Kai žuvis praplaukia pro mūsų masalą, ji tikrai neliks jam abejinga. Ši medžiaga tiesiog patinka žuvims pagal skonį. Antras dalykas. Pažiūrėkite, čia turime Ding 70, kaip jis gali išsitempti ir vėl grįžti į savo pradinę formą. Ir trečias dalykas. Kai gaudome upėtakius, dažniausiai tai yra masalas sukurtas būtent upėtakių žvejybai, bet jis puikiai tinka ir ešerių žūklei. Žinome, kad tokie smulkūs masalai dažnai labai lengvai sugadinami. O čia su tuo nesusidurėme. Su Ding masalu iš tikrųjų galime pagauti kelias žuvis, beveik nepažeisdami šio masalo. Galime sugauti kelias žuvis, o masalas vis tiek išliks labai veiksmingas. Apie patį masalo darbą dar pakalbėsime netrukus, čia pademonstruosime tai akvariume. Didelis Libralures prekės ženklo privalumas yra tas, kad nors čia turime tikrai įvairią spalvų gamą, be jokio vargo galiu laikyti šiuos du masalus uždarytame stiklainyje ar kitame inde ir jie vienas kito nenudažys. Tai tikrai didelis privalumas, nes kai vaikštau palei upes, kuriuose gyvena upėtakiai, dažnai su savimi nešuosi vieną didelę dėžutę, į kurią tiesiog suberiu visus masalus, kuriuos tą dieną turiu ar manau, kad bus veiksmingiausi būtent tame ruože, kuriame planuoju žvejoti. Suberiu juos ten, jie nenudažo kitų masalų, o dėl to esu labai mobilus prie upės ir galiu efektyviai žvejoti savo pasirinktose taškuose. Kaip apskritai uždėti Dingworm masalą ant kabliuko? Tai labai paprasta. Netrukus Jums tai parodysiu jau paruoštoje vietoje, bet dar noriu paminėti, kad iš tikrųjų nereikia apsiriboti tik pačiais pagrindiniais būdais. Čia galime sėkmingai žvejoti šoniniu pavadėliu, dropshot metodu, taip pat galime naudoti čeburašką, paprastą švininį galvakablį, bet dažniausiai žvejoju su tokiomis wolframinėmis galvutėmis ant muselinio kabliuko. Museliniai kabliukai todėl, kad to reikalauja vandens telkiniai, kuriuose žvejoju. Jie gamykliškai be užkarpos, o maža wolframinė galvutė leidžia itin subtiliai pateikti masalą vandenyje, kuo natūraliau, kad suviliotų didžiausius upėtakius atakai. Čia turime Dingworm 70 mm, wolframinė galvutė be užkarpinis kabliukas. Visada perveriame iš šios pusės, švelniai užmauname ant kabliuko ir perveriame ties pastorinta žiedelių vieta. Operacijos. Paruošta. Lygiai taip pat apginkluosime Dingworm 80, tik čia rekomenduojame naudoti šiek tiek ilgesnį, didesnį kabliuką. Čia dar trumpam pasinaudosiu mūsų matuokliu. Mes turime mirštančius 80.
Šis Ding modelis dar įdomesnis, nes nors ir turime šį šiek tiek didesnį dydį, jis yra šiek tiek storesnis nei mažesnis 70. Tai dabar labai aiškiai galite pamatyti čia. Bet yra ir antras dalykas. Tai jau rodžiau anksčiau. Pažiūrėkite dabar ant matuoklio, kaip jis išsitempė, net pritrūko matuoklio. Pažiūrėkite, daugiau nei 30 cm. O jis vis tiek vėliau grįžta į savo pradinę formą. Masalą jau turime užkabintą. Pažiūrėkime, kaip jis elgiasi vandenyje. Čia dar toks mažas triukas. Jeigu turite per daug tuščių kibimų, nėra problemos, galite tiesiog nupjauti gabalėlį, perkirpti žirklėmis, kad atrodytų gražiau ir tvarkingiau. Aš kartais netgi Dingą sutrumpindavau 2–3 cm priklausomai nuo situacijos varžybose, kai žinojau, kad tam tikroje vietoje tyko žuvis ir tada lygiai taip pat be problemų galima jį užkabinti. Kas irgi yra smagu, čia galime eksperimentuoti taip, kad Dingą užkabintume šiek tiek lenkdami, pavyzdžiui, naudodami sunkesnius galvakablius. Jis vandenyje elgsis kitaip, bet viskas priklauso nuo jūsų pasirinkimo. Šis masalas yra pakankamai universalus, bet viskas iš tikrųjų priklauso nuo jūsų. Jeigu ieškote ir kabliukų dydžių, juos rasite mūsų katalogės svetainėje libralures.com. O dabar kviečiu jūs kartu su manimi atidžiai stebėti, kaip šis masalas elgiasi vandenyje. Tai labai svarbus žingsnis kiekvienam žvejui, nes tik pamatę, kaip masalas juda, galime suprasti, ar jis tinkamai imituoja natūralų grobį ir ar bus patrauklus žuvims. Prieš panardindami masalą į vandenį, verta atkreipti dėmesį į jo formą, spalvą ir svorį, nes šie veiksniai lemia, kaip jis judės. Stebėkite, ar masalas plaukia tiesiai, ar svyruoja į šonus, ar jo judesiai yra natūralūs ir ar jis išlaiko pusiausvyrą. Taip pat svarbu pastebėti, kaip masalas reaguoja į skirtingus traukimo greičius ir krypties pakeitimus. Tokia analizė padeda pasirinkti tinkamiausią masalą skirtingoms žvejybos sąlygoms ir žuvų rūšims. Dabar panardinsime masalą į vandenį ir žingsnis po žingsnio stebėsime visus šios aspektus, kad galėtume įvertinti jo efektyvumą ir pritaikymą realiomis žvejybos sąlygomis. Stebėkite kartu ir atkreipkite dėmesį į visas detalės, nes būtent jos gali nulemti sėkmingą laimikį. Na ir jau pamatėme, kaip dirba Ding Worm. Kaip tikriausiai pastebėjote, šis masalas, kadangi yra panašus į slieką, reikalauja, kad būtent mes suteiktume jam judesį. Tai yra, kaip mes valdysime savo meškerę, švelnų įrankį, taip jis ir elgsis. Be to, nepamirškime, kad jei žvejojame upėje, vandens srovės taip pat atlieka savo darbą ir iš esmės tokiu atveju mums tereikia surinkti laisvą valą ar pintą valą, priklausomai nuo pasirinkimo. Na ir iš šios vietos norėčiau Jums padėkoti, kad pažiūrėjote šią medžiagą. Kviečiu užsukti į Facebook, Instagram, X, TikTok, kuriuos taip pat vedu Jums, o taip pat nepamirškite prenumeruoti šio YouTube kanalo. Iki pasimatymo kitame įraše.